Sveiki, jūs žiūrite Greičio liniją, laidą, kurioje greitis, emocijos ir svarbiausios automobilių sporto akimirkos. Šios savaitės Greičio linijoje net 5 skirtingos autosporto istorijos. Kartu aplankysime Street Race etapą Kačerginėje, lietaus permirkusi Rally Tauragė bei Italijoje vykusi ERC Junior etapą, kur Markas Buteikis ir Titas Čepkauskas finišą pasiekė nepaisydami rimtų techninių iššūkių. Taip pat jūsų laukia karštos autokroso kovos Klovainiuose ir po 11 metų pertraukos į Šakių miesto centrą sugrįžęs Lietuvos automobilių slalomo čempionatas. Birželio 27-ąją Nemuno žiede Kačerginėje įvyko 3. šių metų Street Race čempionato etapas. Kaunas Race renginyje į vieną trasą susirinko tiek patyrę sportininkai, tiek automobilių sporto entuziastai. Čia netrūko greičio, azarto ir įspūdingų kovų. Kviečiame pasižiūrėti svarbiausias šių varžybų akimirkas. Praėjusį savaitgalį Tauragės apylinkėse vyko 3. Lietuvos automobilių ralio sprinto bei Extreme ralio čempionatų etapas Rally Tauragė 2026. Sportininkų laukia 9 greičio ruožai, 5 skirtingos trasos ir daugiau nei 55 sportiniai kilometrai. Tačiau šįkart pagrindiniu išbandymu tapo ne tik greitis ar sudėtingi Tauragės krašto keliai. Varžybų eigą stipriai pakoregavo lietus. Įpusėjus dienai trasa pradėjo keistis tiesiog akyse. Kieta žvyrkelio danga vietomis virto slidžiu purvu, atsirado provėžos, o ekipažams teko iš naujo vertinti stabdymo zonas, trajektorijas ir automobilio sukibimą. Tokiose sąlygose kiekvienas posūkis pareikalauja dar daugiau koncentracijos. Ralyje kartais užtenka vienos klaidos, kad būtų prarastos ne tik sekundės, bet ir galimybė tęsti kovą. Tarp sprinto čempionato dalyvių startavo ir Aurimas Eidžiūnas su Justu Barysu. Ford Puma N5 ekipažas visos dienos metu demonstravo stabilų tempą ir net sudėtingiausiamis sąlygomis sugebėjo išlaikyti pranašumą prieš konkurentus. Dega baterija, nepaisant visokeriopui sunkios savaitės. Ačiū komandai, ačiū Justui, visiems, kad užteko batareikų. Gera treniruotė? Čia yra ne treniruotė, čia ralis. Žinai, sąlygos visokios tam ralio būna. Nepaisant lietaus ir vis sudėtingėjančių trasų, kova dėl aukščiausių pozicijų tęsiasi iki pat paskutinių greičio ruožų. Antrąją vietą sprinto čempionato įskaitoje iškovojo Mantas Gurkšnys ir Grigorij Tarasov. Nuotykis, va šitam duopė apsisukam vienoje vietoje. Tai dabar per slydų. Prieš tai, kas buvo, tai buvo pasaka. O dabar vėl čia lietaus gavo ir labai blogai. Nepasidžiaugiam taip, kaip norėjom, bet nesvarbu finišė. Nors ralio pradžioje ekipažui teko spręsti radiatoriaus problemas, finiše jie nuo nugalėtojo atsiliko vos 24 sekundėmis. 3. vieta Tauragėje atiteko čempionato lyderiams Domui Bukavičiui ir Aurimui Galkontui. Baigiam. Kaip sekasi šiandien visą dieną tavo? Įvairiai. Tai pradžioje papušinom, atrodo lėkiam, antroje sekcijai susidirbam reikalų, dabar vėl atrodo labai smagiai lėkiam, tai rezumė tai šiandien galo, tai pasivažinėjom. Šis etapas jiems buvo labai svarbus ne tik dėl podiumo, bet ir dėl tolimesnės kovos dėl Lietuvos ralio sprinto čempionato taškų. Lietus, purvas, netikėti incidentai ir kova dėl sekundžių iki pat finišo. Toks buvo 3. Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato etapas Tauragėje.
Europos ralio čempionato etapas Italijoje Markui Buteikiui ir Titui Čepkauskui tapo vienu sudėtingiausių išbandymų jų karjeroje. Rally di Roma Capitale ralyje lietuviai pirmą kartą startavo ant asfalto dangos. 3 dienų kova kalnuotose Italijos keliuose pareikalavo ne tik greičio, bet ir didžiulės kantrybės. Šiemet ralio organizatoriai dalyviams parašė itin sudėtingą maršrutą. Ilgus, techniškus ir nuo Romos nutolusius greičio ruožus, kalnų serpantinus, daugiau nei 30 laipsnių karštį bei praktiškai jokios vietos klaidoms. Markas Buteikis ir Titas Čepkauskas į Italiją atvyko su Lancia Rally 4 automobiliu bei aiškiu tikslu – kaupti patirtį ir pasitikrinti jėgas tarp stipriausių Europos jaunųjų ralio talentų. Tačiau šis savaitgalis iššūkių pateikė dar prieš oficialų startą. Per bandomąjį greičio ruožą patirta avarija gerokai apsunkino pasiruošimą. Nors Munareto komanda spėjo sutvarkyti automobilį iki varžybų pradžios, pirmąją dieną išryškėjo avarijos padariniai. Užspaustas oro paėmimas sumažino variklio galią, o kalnuotose keliuose automobilis prarado itin svarbias sekundes. Tačiau techniniai sunkumai tuo nesibaigė. Viename iš greičio ruožų dingo stabdžiai, vėliau teko kovoti ir be vairo stiprintuvo. Tokiose trasose tai reiškia ne tik prarastą laiką, bet ir dar didesnį fizinį bei emocinį krūvį sportininkams. Italijos kalnų keliuose sukibimas su danga yra didelis, tačiau kartu didelė ir rizika. Viena kelio pusė dažnai remiasi į uolą, kita baigėsi skardžiu. Čia nėra vietos nei didelėms korekcijoms, nei netiksliems sprendimams. Per lėtas išvažiavimas iš posūkio kainuoja sekundes. Per didelę riziką gali užbaigti visą ralį. Tik sekmadienį, kai automobilis pagaliau veikė kaip turėtų, Markas ir Titas galėjo pilnai pajusti tikro asfalto ralio Italijoje tempą. Iš 16 Junior RC klasėje startavusių ekipažų finišą pasiekė vos 10. Markas Buteikis ir Titas Čepkauskas buvo tarp jų. Lietuviai užėmė 9-ąją vietą bei iškovojo svarbius čempionato taškus. Tačiau svarbiausias šio savaitgalio laimėjimas buvo ne vien rezultatas. Vėlyvą sekmadienio vakarą pravažiavę Romos centrą, finišavę prie Vatikano, lietuviai galėjo pasidžiaugti įveikę vieną sunkiausių savo karjeros savaitgalių. Tokios patirties parduotuvėje nenusipirksi, po finišo sakė Markas Buteikis. Visas savaitgalis buvo žiaurus amerikietiški kalneliai nuo krešo shakedown'e, tada sekė techninės problemos. Ir tas pasitikėjimas tiesiog jis buvo labai mažas ir aišku, po truputį jis stengiausi kelt. Aišku, sunkiai sekėsi, bet į pabaigą ralio supratau, kur pralošiu. Tai bent tiek galiu pasakyti, kad gerai, nes pagaliau supratau, kur gaunu tiek sekundžių. Ir paskutiniam šitam, jeigu taip atvirai, labiausiai smaginausi, kur jau galvoju, visi sako, kad tą padangą turi laikyti, galvoju, patikėsiu šiais. Tai šiaip laiko tą padangą, ta patirtis tikrai naudinga. Buvo sunku, žiauriai sunku, bet su tą patirtį suguldysim ir manau tikrai patapsim stipresni šitoje vietoje ir gal ant kito etapo asfaltinio, gal čiut būsim greitesni, tikiuosi, bet šiaip patiko iš tos skaudžiosios pusės, kad tą patirtį susirinkom skaudžiausią turbūt. Tai tiek iš manęs. Ačiū visiems, kas palaikėt. Kitas Europos ralio čempionato etapas Marko Buteikio ir Tito Čepkausko laukia jau Liepos 24-26 dienomis Lenkijos pietuose. Ten lietuvių vėl lauks asfalto danga, tačiau visiškai kitokio charakterio keliai. Praėjusį sekmadienį Pakruojo rajone Klovainių autokroso trasoje vyko antrasis Lietuvos automobilių kroso čempionato etapas. Kartu čia startavo ir Aukštaitijos kroso taurės sezonas. Naujausioje Lietuvos autokroso trasoje prie starto stojo daugiau nei 50 sportininkų. Žiūrovų neišgąsdino net ir itin kaitri vasaros diena. Pavėsyje termometrai rodė 35 laipsnius, tačiau trasoje sportiniuose automobiliuose temperatūra buvo dar gerokai aukštesnė. Karštis nesustabdė kovų nuo pat pirmųjų važiavimų. Trasos dalyviams netruko nei atkaklių dvikovų, nei incidentų, nei įspūdingų virtimų. Vienas pirmųjų išbandymų laukia autokroso naujoko Simo Veržbicko. Iki šiol žiedinėse lenktynėse BMW vairavęs sportininkas pirmą kartą išmėgino jėgas krose, tačiau debiutas baigėsi virtimu. Simas nenukentėjo, nors automobilis buvo apgadintas. Vis dėlto sportininkas pažadėjo į trasą sugrįžti jau artimiausiu metu. Į vieną pusę, į kitą, į vieną, tada kaip ir atleidau, galvoju,
galvoju, pagavau sukibimą, užmyniau, nu ir pagavo kraštą. Ir permetė, ir ant šlaito? Ne, ant šlaito man iš karto. Jau ėjau taip, jau atrodo pagavau, nu, atleidau gazą, supetrojau, pagavau sukibimą, gazą ir vis tiek užtempė ant šlaitą. Lietuvos automobilių kroso čempionato 2000 klasėje užtikrintai triumfavo Deividas Tropus. Antrąją vietą iškovojo Edvinas Sugenskas, trečiąją Linas Veikackas. Dramatiška kova Super 2000 klasėje vyko tarp Vytauto Laužiko, Gedimino Šakėno ir Lauryno Paulausko. Finale greičiausias buvo Vytautas Laužikas, antras liko Gediminas Šakėnas, trečią vietą užėmė Laurynas Paulauskas. 3000 RVD klasėje nugalėjo Paulius Mikelaitis. Supercars įskaitoje su daugiau nei 500 arklių galių Audi TT pirmas finišavo Žilvinas Astrauskas, o Cross Car klasėje pergalę šventė Marius Udrėnas. Manau, viskas neblogai, kaip ir pagal planą iš tikrųjų. Tik tai pačiam gale buvo didelės duobės, ravai išpjauti, plius šarnyras pas mane klebėjo, jau žinojau prieš finalą. Tai stengiausi saugot šarnyrą, kad neišlauž štrato ten pačiam gale. Ant tiesiųjų gazą užduodavau, kad atsiplėšt. Ir taip suvažiavom. 1600 klasėje greičiausias buvo Tadas Kažemekaitis, antrąją vietą iškovojo Robertas Teniulis, trečias liko Linas Žaliauskas. Komandinėje įskaitoje pergalę iškovojo varžybų šeimininkų E-Krosas komanda, vos 1 tašku aplenkusi Kupiškio automoto sporto ekipą. Komandinė pati didžiausia, tai mes pirmi, tai vėl taip pat dėkui mūsų sportininkam. Karštis, virtimai, artimos dvikovos ir atkaklios kovos iki pat finalų. Toks buvo antrasis Lietuvos automobilių kroso čempionato etapas Klovainiuose. Liepos 5-ąją Lietuvos automobilių slalomo čempionatas po 11 metų pertraukos sugrįžo į Šakius. Trečiasis sezono etapas vyko pačiame miesto centre. Varžybų startas įsikūrė Bažnyčios ir Nepriklausomybės gatvių sankryžoje, o įprastą sekmadienio ritmą čia pakeitė variklių garsas ir kova dėl 100 sekundės dalių. Turim 103 startinius numerius šiandien nusiregistravusius, tai jeigu pirmame etape turėjom 100 startinių, antram 80, dabar vėl kilo kreivį viršų. Reiškiasi po 11 metų pertraukos slalomas, kadangi grįžo Šakius, sulaukė daugiau įdomumo negu standartinė vieta, štai tikėčiau. Tokia vieta slalomui suteikė išskirtinę atmosferą. Žiūrovai galėjo iš arti stebėti, kaip kiekviename bandyme vairuotojai ieško greičiausios trajektorijos tarp gelių. Šiaip Šakiuose dalyvauju ne pirmą kartą varžybose organizuojamuose 3,5 vožtuvo, tai labai patinka pačios varžybos, pati trajektorija trasų. Tai kad čempionatas vyksta čionais, taip pat labai smagu iš tikrųjų. Ir dar ypač dar smagiau, kai žinai, kad po tiek metų sugrįžta. Šiaip trasa tikrai visai smagi, dabar truputį šlapia, bet turim Lietuvos padangos užsidėję, tai gripo yra. Slalome vien greito automobilio neužtenka. Kiekvienas per vėlai pradėtas stabdymas, netiksli trajektorija ar kliudytas kūgelis gali nubraukti visą gerą rezultatą. Todėl sportininkams svarbiausia buvo rasti tinkamą balansą, suderinti greitį su tikslumu ir išlaikyti koncentraciją iki pat paskutinio posūkio. Man slalomas patinka to, kad bent aš kaip žiūriu, kad čia yra toks autosporto startas ir vieni kitiem padedami mes galim bendrai aukštesniam lygiai būti. Tai smagu, kad padeda. Aš esu nustebęs, kaip įspūdingai atrodo slalomas. Panašų mes jausmą turėjom Alytuj, Street Race, kur tikrai jau gerai išdirbo. Tai kaip dabar Šakiai sugrįžo pirmą kartą taip stipriai, tai aš labai maloniai nustebintas, su trasa labai smagi, įdomi, oras irgi pagaliau geras ir šiaip vaibas fainas, komentatoriai, transliacija, čia nieks taip nedaro, tai labai smagu kaip dalyviai. Šakių etapas buvo svarbus ir bendroje čempionato kovoje. Priekiniais ratais varomų automobilių klasėje pergalę iškovojo Mantas Karžanauskas. Galiniais ratais varomų automobilių klasėje greičiausias buvo Edvinas Sabalys, o visais ratais varomų automobilių klasėje pirmąją vietą užėmė Aivaras Valentinavičius. Atviroje OC klasėje nugalėjo Igoris Aleksėjevičius, moterų įskaitoje pirmąją vietą iškovojo Sandra Grigaitytė, o tarp jaunių greičiausias buvo Majus Braškys. Po 11 metų pertraukos slalomo Šakiuose sugrįžo ne tik kaip dar vienas čempionato etapas. Tai buvo puiki proga miestui gyvai pajausti automobilių sporto atmosferą, o dalyviams išbandyti save išskirtinėje trasoje, kur kiekviena sekundės dalis turėjo savo kainą.
Trečiasis Lietuvos automobilių slalomo čempionato etapas Šakiuose dar kartą priminė pagrindinę šios disciplinos taisyklę. Greičiausias būna ne tas, kuris labiausiai skuba, o tas, kuris mažiausiai klysta. Tai buvo šios savaitės Greičio linija. Iki susitikimo kitoje Greičio linijos laidoje.